Sveiki, aš esu Marius iš LT komandos. Šiandieną jums pabandysiu papasakoti ir parodyti vizualiai, kaip jūsų automobilyje veikia sankaba. Jeigu jūs vairuojate automobilį su mechaninė pavarų dėže, tai ši informacija jums, manau, bus naudinga. Taigi, kam reikalinga sankaba ir kokia jos paskirtis? Sankabos paskirtis yra variklio sukama į judesį parduoti į pavarų dėžę. Tai yra, galima sakyti, tarpinis elementas tarp variklio ir pavarų dėžės. Kaip tai veikia? Nuspausdami sankabos pedalą automobilio salone, laikinai atitraukiame sankabos diską nuo smagražio, taip tarsi atjungiame variklį nuo rato. Ir taip automobilis rieda laisva eiga. Kai pamažu mes atleidinėjame sankabos pedalą, variklio sukamasis judesys yra perduodamas pavarų dėžės pirminiui velenui, taip jisai sujungia pavarų dėžės į esančius krumpliaračius su jūsų pusašiais ir taip automobilis pajuda iš vietos. Sankabos komplektą dažniausiai sudaro 3 dalis. Sankabos komplektas susideda iš išminamojo guolio, iš diskatoriaus ir iš sankabos disko. Dabar pakalbėsime apie diskatoriaus veikimo principus. Sudarytas diskatorius. Diskatorius yra sudarytas iš rėmo, kuris tvirtinasi prie smagražio, iš prispaudimo plokštės ir iš prispaudimo spiruoklio. Prispaudimo spiruoklės spaudžia prispaudimo plokštę prie sankabos disko, taip trinties pagalba yra perduodamas judesys būtent į pavarų dėžę. Dabar pabandysime parodyti jums, kaip tai veikia. Mindami sankabos pedalą, išminimo guolis spaudžia spiruoklinės plokšteles, liaudyje vadinamus lipistokus. Taip prispaudimo plokštė atitolsta nuo sankabos disko. Šitoj vietoj tarpas padidėja. Atleidžiame sankabos pedalą, prispaudimo plokštė grįžta atgal, sankabos diską prispaudė. Pabandom dar kartelę. Miname sankabos pedalą žemyn, prispaudimo plokštė kyla į viršų. Taip atsiranda tarpas tarp sankabos disko ir smagražio. Sankabos diskas sukasi laisvai, neprispaustas, judesys yra neperduodamas į pavarų dėžę. Atleidžiame sankabos pedalą, prispaudimo plokštė grįžta į vietą. Kaip veikia išminimo guolis? Išminimo guolis pavarų dėžėje turi kreipiančiąją, per kurią jis turi laisvai judėti, turi svirtį, kuris stumdo būtent išminamą į guolį cilindriuko arba troso pagalba. Taigi, šitoje vietoje stovi cilindriukas, jūs minate sankabos pedalą, guolis važiuoja į priekį, taip išmindamas diskatorių. Jūs atleidžiate, jisai grįžta atgal. Minate sankabos pedalą, guolis važiuoja į priekį, taip išmindamas diskatorių. Atleidžiate, jisai grįžta atgal. Šis diskas yra sudarytas iš frikcinės dalies, kuri trinties pagalba tarp smagražio ir diskatoriaus, sukimusi judesi per krumpliaratį, perduoda į pirminę veleną. Tad, jeigu mes čia turime smagradį, diskatorius prispaudžia sankabos diską prie smagražio, variklis sukasi ir pavarų dėžė. Parodyti vaizdžiai, kaip visa tai veikia. Jūs atsisėdate į automobilį ir užvedate variklį. Tai mums padės padaryti staklių pagalba. Įsivaizduokime, kad špindelis yra jūsų alkūninis velenas, prie kurio yra pritvirtintas smagradis. Taigi,
užvedame variklį. Kaip matote, pavarų dėžės pirminis velenas sukasi. Jis šiuo metu perduoda judesį būtent į pavarų dėžę. Jūs išminate sankabą. Išminėte sankabą. Pavarų dėžės pirminis velenas stovi vietoje. Jūs atleidinėjate po biškį sankabą. Matote, pirminis velenas vėl sukasi, taip gaunamas judesys. Jūs išminate sankabą, pirminis velenas sustoja. Jūs atleidžiate sankabą, sukasi. Išminate sankabą, pirminis velenas stovi. Atleidžiate sankabą, pirminis velenas sukasi. Taigi šitaip vaizdžiai galima pasakyti, kaip jūsų automobilyje veikia sankaba.